Audriaus Nako valdomas prieštaringai vertinamas naujienų portalas Ekspertai.eu šį kartą sulaukė teisėsaugos kratų dėl pornografijos platinimo. Sunerimo ir kai kurie Rusijos ir Baltarusijos režimams palankus veikėjai, pavyzdžiui, Kazimieras Juraitis. Myžalbarzdis, garsusis Myžalbarzdis. Šiandien vyksta kažkokia slapta operacija. Slapta operacija, kuri yra rodoma per televizorių ir apie ją rašoma visose naujienų portaluose. Ten matosi irgi vyrai civiliniais rūbais. Ne vieno policininko. Kratą atliekantys pareigūnai, kriminalinės policijos pareigūnas arba kriminalistas, va, ačiū labai. Jie ir nebus tau su žalia uniforma. Sakė, tie jau tyrėjai, neatsimenu labai ilgas pavadinimas paskyriau, bet ten ypač pavojingų nusikaltimų, ypač ten tokių baisių dalykų. Atsirakinėja duris televizijos savo raktais, atimtais matyt. Jeigu jie turi orderį, tai tu tiesiog turi atidaryti, arba tau bus išlaužtos duris ir tada, tu galėsi tvarkyti savo duris. Jie turėjo orderį teismo. Jo, jie turėjo teismo orderį, tą teismo orderį davė, viskas tvarkoja. Viskas turi būti, kaip visą laiką pas juos pateikta. Jie civiliais drabužiais, su savo raktais, slaptai.